Konstituciniam teismui nutarus, kad tvarka, kai studentų mokymosi rezultatai vertinami ne po kiekvieno semestro, o kas 2 metai, prieštarauja Konstitucijai. Studijuojantiems kilo klausimas, kuriuos liečia rotacija, o kuriuos ne. Visi tie, kurie jau yra įstoję ir jau mokosi, kurie yra pasirašę sutartis tokiom sąlygom, tai niekas ir nesikeičia. Kai buvo, taip jie ir pabaigs visus savo mokslus būtent ta tokia tvarka. Sunerimti tektų antro kurso studentams, kurie pabaigę pavasario semestrą turėtų 2 balais mažesnį vidurkį nei viso kurso vidurkis. Šie studentai patektų į valstybės nefinansuojamas vietas ir likusių 2 metų studijų kainą jiems tektų susimokėti patiems. Na, o tie, kurie mokysis gerai ir jų vidurkis bus pakankamas, liks finansuojamose vietose ir ramiai galės pabaigti studijas. Valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentams taip pat yra galimybė susigrąžinti už studijas sumokėtus pinigus. Tai šiandienai visuose fakultetuose, net ir pačiuose mažiausiuose, kur daug studentų, ne vienas ir ne 2 studentai atgavo savo mokėtas įmokas. Tai tas pats galioja ir tas gali atsitikti ir 3 studijų metais, ir 4 studijų metais, nes po kiekvieno semestro, kiekvienais metais peržiūrimi yra geriausiai besimokantis ir jiems yra grąžinamos sumokėtos įmokos. Universiteto atstovai baiminasi, kad per griežtą rotaciją gali sukelti daug pavojų. Moksleiviai gali vangiau rinktis tiksliuosius mokslus, už kuriuos prasčiau besimokant tektų pakloti nemenkas sumas. Universitetai, aukštosios mokyklos tai ruošia tikrai protingas ir plačiai mąstančias asmenybės. Tai tokiu atveju studentai bus priversti visą laiką praleisti tik prie knygų ar interneto, visiškai pamiršo sportą, kultūrą ar kitokią visuomeninę veiklą. Ir tokiu atveju gali būti, kad užaugs karta, kuri puikiai mokės daryti vieną darbą, bet nelabai matys kažką aplink. Rugsėjį stosiantiems jaunuoliams rotacijos mechanizmas turėtų keistis, tačiau kaip, dar nežinoma. Tikimasi, kad visi studentai būtų rotuojami kas semestrą.